Nesilaikant melžimo, karvių laikymo, pieno inventoriaus sanitarinių ir higieninių reikalavimų, pienas būna nekokybiškas ar net pavojingas žmonių sveikatai. Pieno kokybės rodiklius ūkininkas sužino tirdamas jį akredituotoje laboratorijoje. Pieno ūkių savininkai neturėtų taupyti atsisakydami gyvulių produktyvumo kontrolės tyrimų. Ištyrus pieno mėginį galima sužinoti karvių sveikatos būklę, produktyvumą, pieno kokybės rodiklius, o turinčios duomenis laiku pastebėti kylančias problemas. Nuo mūsų taisyklingo melžimo priklauso gyvulio sveikata. Jeigu gyvulys suserga mastitu, mes netekam 500 kg pieno. Tai prie dabartinių kainų reikia skaityti, kad mes iš karto netekom apie 500 litų pinigų. Kad nebūtų bandoj per daug sergančių mastytais, nes kiekviena karvė, kuri suserga mastytais, jinai praktiškai sumažina produktyvumą apie 500 kg pieno. Tai priklauso nuo karvės amžiaus ir priklauso nuo mūsų darbo, nuo melžėjos darbo kvalifikacijos. Jeigu pas mus yra daug somatinių ląstelių, reiškia bandoj kažkas yra netvarkoj su mastytais. Jeigu labai tai yra bakterinis užterštumas, reiškia mes blogai plaunam, nepradezinfekuojam tos visos aparatūros. Labai svarbu tai savalaikis tešmens paruošimas, į ką reikia atkreipti dėmesį, į melžiklius, ar jie automatizuoti, ar neautomatizuoti. Vieni reikalavimai šitiems automatizuotiems melžikliams, kiti reikalavimai, jeigu melžikliai neautomatizuoti, reikia daugiau pačios melžėjos prisidėjimo. Nuo ko viskas prasideda? Tai pirmas dalykas nuo normalaus gyvulio paruošimo melžimas. Jeigu mes gyvulį normaliai paruošim, pienas sujaudinama pieno liauka, sujaudinama, tai yra smegenų centrai, išsiskiria hormonas oksitocinas ir gyvulys per 30 sekundžių turi atleisti pieną. Bet melžimo aparatas dedamas nuo priekinio spenio, priešingos pusės priekinio spenio, bet kokiu atveju melžėja turi mokėti melžti su dešinė ranka, su kairė ranka, kolektorius turi būti nuo karvės galvos, tai mus apsaugos nuo traumų, apsaugos ir mūsų aparatūros, bus mažiau sugadinama, nes jeigu gyvulys spirs, mes visada pasitrauksim tą aparatūrą virš galvos, uždėjom aparatą. Aparatą reikia dėti taip, kad jisai kuo mažiau šnypštų, kad nebūtų to prašnypštimo, kad nebūtų oro pratraukimo, dedam sulenktą žarneles. Uždėjom aparatą, pasižiūrėjom, palaukim, ar pienas teka, viskas tvarkoja, pienas bėga, praeis 4-5 minutės, gyvulys bus pamelžtas. Jeigu nėra pripratinti gyvuliai prie masažo, prie aparatų tempimo, mes galim patikrinti tešmenį, pieno srautas sumažėjęs, išmelžimas yra vienodas ir mes galim nuimti aparatą. Su pirštuko paspausti priešingos pusės spenius, įleisti oro ir labai lengvai aparatas nusims ant rankos. Jeigu pas mus neautomatizuoti melžiklį, mes turim daryti baigiamąjį melžimą, pasižiūrėti, ar normaliai išbėga pienas, patraukti aparatą į priekį, pamasažuoti užpakalinius ketvirčius, pasitikrinti, ar normaliai išmelžti ketvirčiai. Reikia bet kokį, ar tai automatizuoti melžiklį, ar neautomatizuoti, pasitikrinti, ar visas pienas yra išbėgęs. Melžimas baigtas, ko reikia nepamiršti? Tešmens spenelių pamirkimo, nes jeigu karvė vyresnė, tai praktiškai tešmens kanalas yra, spenio kanalas yra visada, jisai lieka atdaras apie valandą pusantros ir gali pakliūti mikrobai, gali gyvulys susirgti. Specialistai pataria atidžiai atrinkti gyvulius, kruopščiai paruošti tešmenį melžimui ir jį tinkamai prižiūrėti pamelžus. Kad po melžimo karvė neatsigultų bent valandą, rekomenduojama įduoti pašaro. Taigi daug ir kokybiško pieno primelšime tuomet, kai gerą ir tinkamai laikomą bandą šersime pilnaverčiais pašarais, o gyvulius ir melžimo įrangą prižiūrės kvalifikuoti darbuotojai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, tęstinio mokymo ir konsultavimo centro bei žemės ūkio rūmų specialistai ūkininkams ir ūkio darbuotojams vasarį ir kovą organizuos mokymus, pieno kokybės gerinimo kompetencijų ugdymas. Kviečiame dalyvauti.